Tai aš galiu pristatyti tada šito galą. Tai va, yra Gabrielė, kaip turbūt visi persintem Facebooko evente, įkūrėja judėjimo Solidarumas su Palestina, aktyvistė, žurnalistė, taip pat, kuri yra ten populiarus toj konflikto vietoj ir taip pat gan žymiai sulaikyta. Ir ją pasikvietė, pasiūlė Rūta, kad atkeliautų pas mus ir pašnekėtų. Ir va dabar jinai čia po kažkiek laiko. Ir tai va, tikriausiai iškels kokių įdomių klausimų. Manau, gal bus apie ką pasiginčyti ir panašiai. Ir tada... Tai va, toks mini pristatymas. Ačiū. Tai jo, kažkaip tai matyti, tokių susitikimų metu visada yra įdomiausia toksai betarpiškas kontaktas ir tame, kad galima kažkaip tai neformaliai pasikalbėti. Čia nėra paskaita, arba tiksliau ji gali būti tiek, kiek yra noro išgirsti kažkokių faktinių dalykų. Aš kai manęs prašė Justas parašyti aprašymą, apie ką mes čia kalbėsim ar apie ką aš kalbėsiu, tai tas man visada yra sunkiausia, nes aš noriu kalbėti apie tai, kas žmonėms bus įdomu išgirsti. Nes tikiu, kad mano informacija Palestinos klausimu yra tokia pilnesnė negu daugelio Lietuvos žmonių, tai man visada yra smagu dalintis faktais, argumentuoti savo išsakomą nuomonę. Ir dėl to aš retai kada leidžiuosi kalbėti apie kažkokius tai asmeninius įsivaizdavimus, kaip ten man patinka, nepatinka, kas gražu, negražu, kas geri, kas blogi. Tai toks labiau apie tai ir noriu, kad mes kalbėtumėm apie tai, kas yra arba ko nėra. Ir jeigu aš to negaliu jums pagrįsti faktais ir argumentais, tai aš tada to arba nesakau, arba pasakau, kad tai yra mano asmeninė nuomonė. Bet yra tai, kada būna iš giedro dangaus ištraukta. Tai kažkaip tai aš galvojau, kad galbūt jums, ir pataisykit mane, jeigu klystu, būtų įdomiausia kalbėtis arba išgirsti pradžioj apie visgi tą kontekstą, kuris siejasi su Lietuva. Ir čia mes turim kelias galimybės. Vieną iš jų aš galiu pristatyti, bet aš nelabai noriu jie gilintis, nebent jūs labai griežtai pasakysit, kad norit. Tai yra ta, kad Lietuvoje mes esame įpratę, maitiname informaciją, kad žydai lygu Izraelis. Ir jeigu pasisakai prieš Izraelį, tai reiškia, kad pasisakai prieš žydus. Ir apskritai informacija apie Izraelį pateikiama labai vienpusiškai, labai norint pabrėžti tik gerąsias Izraelio puses. Ir tai ateina iš kelių visuomeninių sluoksnių. Ir politinių, ir verslo, ir žiniasklaidos, ir netgi tokių netikėtų sluoksnių, kaip, pavyzdžiui, mokytojų, kurių kelionės į Izraelį yra finansuojamos pilnu tempu kasmet ir jau daug metų. Taip, kad, toksai užsukimas, kad, žodžiu, čia Lietuva mėgtų Izraelį ir tada lygu viskas būtų gerai su žydais, yra labai stipri linija, ypač po to, kai atsidarė Lietuvoje Izraelio ambasada. Tai čia toks, jis tai yra pumpuojama ta informacija visą laiką ir net šiandien pasižiūrėjau Facebook'e, Izraelio ambasada, žodžiu, remia ISM-o tech startupų ten kažkokią tai mokyklą ir visi varo. Iki to, kad remia ir krepšinio varžybas, ir visokias rungtynės, ir ką tik tai nori, ir visus kino festivalius. Ir, žodžiu, į mus pumpuoja labai daug pinigų ir tikėti, kad mes šiaip, visuomeniškai susivokę galėtumėm tai atlaikyti ir būti nepaveikti, tai yra labai naivu. Man taip atrodo. Tai čia toks vienas dalykas. Antras dalykas, kaip mes galėtumėm prie Lietuvos konteksto pritempti aktualius klausimus, tai yra jau labiau tada per mano asmeninę prizmę, kai aš prieš daugiau negu 5 metus pirmą kartą išvažiavau į Palestiną dirbti savo tiesioginio darbo, tai yra socialinio darbo, aš esu socialinė darbuotoja. Ir aš išvažiavau į Palestiną visiškai be jokių lietuviškų lūkesčių,
mane galėjo siųsti bet kur, nuo Ekvadoro iki Filipinų ir, mane išsiuntė į Palestiną, o tai va. Ir aš po buvimo ten savaitę, 2 savaitės, 3 supratau, kad labai supykau ant savęs, nes supratau, kad aš tokia, jau pati savo faina ir išsilavinus čia, o nežinau, kokia realybė Palestinoje, o Palestina visai šalia. Ir kaip aš tokia, vat, jau čia 21 amžiaus išsilavinusi ir visa ką. Ir šitokia profanė, ta prasme, už mūsų Europos durų slenksčio vyksta tokie tragiški dalykai, aš nieko nežinau. Tai aš labai supykau ant savęs. Tada pradėjau ieškoti lietuvių kalba informacijos apie Palestiną. Tada dar labiau padidėjo mano pyktis dėl to, kad supratau, kad Lietuvoje jos visiškai nėra. Nei akademiniam lygmenį, nei žiniasklaidos, nei pilietiniam, nei politiniam, jokiam. Absoliučiai jokiam. Ir, man tada tapo akivaizdu, kad jeigu pamatai problemą ir jinai kaip padelno aiški ir nelabai matai, kas tą problemą spręstų, tai imi ir bandai kažką daryti. Tai tokiu būdu aš prieš gerus 5 metus su Eugenija šalia sėdint ir dar viena lietuvaitė, ir mes visos buvom Vakarų krante. Eugenija irgi yra lietuvė iš Šiaulių, dar viena lietuvaitė yra iš Vilniaus ir aš iš Vilniaus. Mes visos skirtingais keliais suvažiavusios į Vakarų krantą įsteigėm pilietinį judėjimą Solidarūs su Palestina. Nežinodamos, kas mūsų laukia, labai naiviai manydamos, kad taigi čia viskas bus labai paprasta. Nes, tai ką, maža tų pilietinių judėjimų visokių būna ir visokių jų reikia. Ir naiviai galvodamas, kad mes čia, maždaug visos grįšim į Lietuvą kažkada, čia bum, padarysim porą renginių, visi labai greit sužinos, visi labai greitai sužinos, kas yra Palestina, kokios ten bėdos, nes, labai paprasta. Aš jums pasakau 3 faktus, kad ten yra okupacija, kad ten nėra civilinės teisės, kad ten yra 60 metų betrunkantis karinis režimas ir man atrodo, kad jūs neturėtumėt netikėti mane. Tai vat tokios naivios mes buvom prieš 5 metus. Ir aš tada pradėjau rašyti straipsnius ir kažkaip tai labai ten daug kas jų norėjo skaityti. Ir pradėjau girdėti gandus, kad aš tokia, šiokia ir anokia, pradedant nuo labai tokių seksistinių įžeidimų, baigiant, kad aš turiu kažkokių tai freudinių neišspręstų asmenybinių dalykų ir dėl to aš einu prieš žydus, žodžiu, ir kad aš čia griaunu apskritai valstybės užsienio politiką, nes tai mes su Izraeliu, tai visi, kas prieš Izraelį, yra prieš mūsų valstybę, iki tokio lygio. Tai va, ir tada grįžus į Lietuvą pradėjau kalbėti viešai, tai yra organizuoti viešus renginius, paskaitas, eiti į universitetus, rašyti daugiau straipsnių, organizuoti filmų peržiūras, kviestis į Lietuvą visokius aktyvistus, organizuoti tylos minutes, tuo metu ypač kai bombardavo Gazą paskutinį kartą. Kada tai buvo? 2014 metais. Ir tuo metu, prieš tai 2012 ją bombardavo ir 2014 civilių vaikų žuvo daug daugiau, tai mes nusprendėm, kad Vilniuje Kudirkos aikštėje pabandysim surinkti tiek batų, vaikiškų batų porų ir tiesiog išdėti, kiek vaikų tuo metu buvo žuvę. Ir tylos minutę pagerbti be jokių ten mitingų ir be nieko. Tada dar susidūriau, kad prie manęs priėjo šauniai nusiteikę Lietuvos nacionalistai ir sakė, mes su tavim. Aš sakiau, aš tai nesu jumis. Bet jie pasijautė, kad, staiga jie irgi su kažkuo gali susivienyti, nes taigi sako, tai mes už Palestiną. Sakau, o tai kodėl? Tai sako, tai todėl, kad reikia žydus varyt lauk. Sakau, bėda, nes aš tai kažkaip tai visai taip negalvoju.
Tai turėjom tokį mažą konfliktėlį ir supratau, kad tas ratas, kuriame aš jaučiuosi komfortabiliai, jisai, kaip čia pasakyti, jis yra gana mažas, todėl kad pirma yra labai mažai žmonių, kurie iš tikrųjų suvokia, kas ten vyksta, o antra, tai yra absoliutus nenoras net gilintis ir žinot, kas ten vyksta. Tai net jeigu aš norėčiau ir eičiau ir sakyčiau, davai, tu nieko nežinai, tai pasikalbam, tai daugelis žmonių sako, bet tai, kad man neįdomu, man nerūpi ir man neaktualu ir apskritai, ko tu nori čia, nes mes Lietuvoje turim savo problemų. Ir tas argumentas gana dažnai iškeliamas, kad ypač po mano po mano suėmimo, tai daug kas man sakė, o tai ko tu su tais palestiniečiais vaikais dirbi? Tipo, ką tau Lietuvoje trūksta vaikų, su kuriais reikia dirbti? Į ką mano labai natūralus atsakymas jau daugiau negu 10 metų, nes aš daugelio pasaulio valstybių dirbau, mano atsakymas yra, bet man asmeniškai visiškai jokio skirtumo, ar tai yra Aleksoto vaikas, ar Justiniškių, ar Tailando kaimo vaikas. Man jis yra vaikas ir jeigu aš dirbsiu vienodai su juo, su visais jais. Į ką vėlgi lietuviam yra labai sunku kažkaip suprasti, nes mūsų vaikai kažkodėl yra brangesni negu visų kitų vaikai. Tai žodžiu, bet ką aš noriu pasakyti, kad per tuos 5 metus atsirado ir kita pusė. Ir paradoksaliausias tos kitos pusės pavyzdys matyt būtų toks. Prieš pusmetį aš su vienu savo draugu palestiniečiu stoviu Vilniaus vienoj parduotuviai, drabužių, prie kasos. Perkam maždaug kelnes. Ir toks bičas, toks. Per 2 metrus, žinai, žiūri į tą mano draugą, žiūri. Ten pradėjo šypsotis, sveiki. Tas mano draugas, padorus žmogus, jis irgi šypsosi atgal. Ir tas bičas jau neišlaikė, pribėgo prie tą mano draugo, sako, klausyk, iš kur tu? Angliškai. Ir tas mano draugas, nes mes esam visokių situacijų turėję, kur gal kartais nebūtinai reikia sakyti, kad jis iš Palestinos. Bet jis taip. I'm from Palestine. Tas bičas, jau gal net ne bičas, bet žmogui apie 40 metų. Taip net stryktelėjo iš laimės. Wow! I can't believe this! This is my dream coming true! Mes stovim, okay, what's up? Ir tada tas bičas maždaug, aš esu Palestinos didžiausias gerbėjas. Aš norėjau Vilniui Palestinos maždaug genocido muziejų steigti. Aš čia kalbu apie tą Palestiną ir skalabalijų visais varpais Lietuvoje. Aš esu toks, maždaug entuziastas ir viską. Ir tas draugas į mane žiūri, sako, jūs pažįstami? Aš sakau, aš nežinau, sveiki, aš Gabrielė, jis man ten neatsimenu koks jo vardas. Ir toliau jisai su tuo mano, žodžiu, jie dviese ten, vienas į kitą žiūri, aš stoviu, nieko nesakau. Ir tada, aišku, tas žmogus sako, Palestina čia Lietuvoje yra dabar ant bangos, visi apie ją šneka ir įsivaizduoji, visai neseniai aš pažįstu merginą, kurią suėmė ir žodžiu, Izraelyje ir į kalėjimą uždarė ir ją deportavo ir kaip čia viskas blogai. Ir aš žiūriu tą žmogų ir aš galvoju, aš tavęs tai gyvenime nesu mačius. O jisai tik pasakė, kad jis žino, pažįsta mane. Ir aišku, mes pratylėjom, nes kažkaip jau būtų labai nejauku jam. Bet tas man parodė ir po to mes kalbėjom, kaip žmogų gali susirodyti, kad tai kažkokia tema yra ant bangos. Iš ko ta banga atsiranda, ne? Tai tas lietuviškas kontekstas. Rašai, dirbi, kalbi, žiūrėk ten kažką pakalbi ten. Ir po pusmečio grįžta tas ratas ir tarsi nieks nežino, iš kur ta banga kilo, bet visi jau kažkaip šneka. Tada dar praeina pusmetis, dar kažkas kažkur pašnekėjo, kažkas parašė, pakalbėjo. Ir vėl toksai, tarsi įgilinamas tas tematinis diskursas. Tai, ką aš noriu pasakyti, kad tie 5 metai, kur tikrai ne aš viena kažką dariau, jeigu mano vardas visur šmėžuoja, tai nepagalvokite, kad tai yra dėl to, jog aš noriu savo vardą kaip vėliavą nešti,
bet tai yra dėl to, kad labai daugelis žmonių, kuriuos aš pažįstu ir kurie nuoširdžiai, dar galbūt net stipriau pasisako už Palestiną negu aš, jie itin nenoriai skelbia savo vardą. Ir tai yra labai liūdna, dėl to, kad jie bijo realistinių pasekmių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Lietuvoje ne visomis temomis gali šnekėti garsiai ir atvirai. Net jeigu, nežinau, kai mano telefono pokalbių klausėsi STT, tai aš juokiausi, nes galvojau, kad, kažkuriuo metu jie su manim susisieks ir paklaus, kaip čia, ką aš čia galvoju, kad arba sakys, žiūrėk, mes girdėjom, kad tu čia netiesą sakai ir meluoji. Bet taip neatsitiko, nes aš galiu pagrįsti praktiškai pirminiais šaltiniais kiekvieną savo sakomą faktą. Ir aš neišmastau, neišgalvoju jokių melagingų dalykų. Tai net žinant, kad tu sakai teisybę, ne visi drįsta ir nori garsiai tos teisybės sakyti. Tai čia yra tokios dvi linijos, kurias aš matau, kurios Lietuvoje vystosi ir jos tikrai nestovi stabiliai. Ir kas žino, kas bus po metų ar dar po 2. Bet, nes tos abi linijos judės. Mes, kaip kažkoks mažliukas judėjimas, visiškai nepalaikomas finansiškai ir net morališkai niekaip iš jokių užsienio entičių, ta prasme, iš jokių organizacijų, mes neturim tiek jėgos ir galios lobinti arba užsiimti advokaciją, kiek turi, pavyzdžiui, Izraelio ambasada. Todėl mes galime eiti žmogiškais kanalais. Ir jeigu Izraelio ambasada visiškai bando ignoruoti, kad Lietuvoje nėra nei vieno žmogaus, maždaug jie apsimeta, užsimerkia, kad nėra nei vieno žmogaus, kuris ką nors apie tą Palestiną žino, tai mes labai garsiai kalbam apie tai, kad, kai tik tai jie norėtų su kuo nors iš mūsų viešai pasikalbėti, mes esam pasiruošę, nes mes neturim ko bijoti ir slėpti ir neturim jokio noro ignoruoti nei vienos pusės. Tai čia labiau toks, apie lietuvišką kontekstą. Tai dabar jūs man sakykit, ar mes kažkaip ten toliau apie tai šnekam, ar visgi man grįžti į vakarų krantą ir papasakoti paskutinės realijas, kurių ypač per vakar ir šiandien labai daug atsirado. Ir net jeigu ne Mančesterio tragedija praėjusios nakties, tai 18:30 būčiau turėjus būti Info TV ir analizuoti Trumpo vizitą į vakarų krantą. Tai va, bet kadangi pasikeitė dėl akivaizdžių dalykų ir laida, tai esu čia su jumis. Tai va, tai jūs man sakykit, ar grįžti į Palestiną, ar mes toliau apie Lietuvos kontekstą šnekam? Kas jums aktualu? Į Palestiną grįžtam. Gerai, grįžtam į Palestiną. Ar girdėjot, kad, Rūta, tai tikrai girdėjo, bet ar girdėjot, kad viena lietuvė Giedrė Steikūnaitė parašė knygą Palestina? Šiais metais išleido knygą Alma Litera. Pirmą lietuvišką knygą, lietuviškai, lietuvės autorės, kuri vadinasi Palestina. Labai raginu nusipirkti tą knygą. Ne vien dėl to, kad jinai baisiai gražiai parašyta, baisiai gražiai, jau kaip kartais žmonės moka rašyti, tai saldu tiesiog yra skaityti lietuviškai. Facebook'e ta knyga turi puslapį, vadinasi Knyga Palestina. Ir toje knygoje pirmą kartą lietuviškai lietuvio žmogaus, kuris gyveno irgi vakarų krante, yra surinkti žmonių pasakojimai. Kodėl žmonių pasakojimais remiantis dabar norima čia Lietuvai pristatyti tą Palestiną? Todėl, kad kiekvienas pasakojimas, kurių yra 27, išduoda dalelę 20 amžiaus Palestinos istorijos. Tai yra įvairiais kampais žmogus išskaitai ir atrandi, kasgi 20 amžiui įvyko ir kokios didžiausios tragedijos įvyko toj vadinamoj šventoji žemėje. Kodėl yra svarbus istoriniai faktai? Todėl, kad kai paimi ir pasakai palestinietis teroristas
norėjo nužudyti kokį nors ten žydą. Tai yra visiškai nieko nepasakantis sakinys. Ta prasme, kurį net iš viso iš principo galima kvestionuoti, ar tikrai norėjo nužudyti ir kas įvyko. Net šiandien Delfyje mačiau, yra maža informacija, nušautas palestinietis, tariamai norėjęs, kaip ten, sužaloti kareivį ar kažkas panašaus. Tai niekuo negalima tikėti. Nu, ta prasme, ranką prie širdies pridėjus galiu pasakyti, kad visur, kur matot užrašus, palestinietis nušautas, nes ten ką nors darė, tai beveik galiu garantuoti, kad maksimum, ką jis darė, tai yra metė akmenį. O jeigu jums parodys dar ir nuotrauką, kuris guli visas toks išsidrėbęs ir čia pamestas peilis, tai, nu, beveik ranką galiu duoti nukirsti, kad peilio ten nebuvo prieš padarant nuotrauką. Tai va, tai 20 amžiaus Palestinos istorinis kontekstas mus atveda į šiandieną. Pagrindinės datos 20 amžiuje yra 1917 metai, kai Didžiosios Britanijos ministras pasirašė Balfūro deklaraciją su sionistais, Europos sionistais, sakydamas, kad Palestinoje mes leisim įsikurti žydams savo valstybę. Kadangi tuo metu buvo Britų mandatas, Britai valdė vakarų krantą, tai Britams atrodė natūralu, kad gali, kaip visiškai neturinti jokių istorinių šaknų toj žemėj, bet tu gali tą žemę atiduoti kažkam. Ok, tai čia buvo 1917. Sionistai buvo įsikūrę jau 20 metų kaip politinė partija Vienoje ir labai stipriai lobino, kad galėtų grįžti į savo Toroje pažadėtą šventąją žemę. Tada daug visokių ten dalykų įvyko, žydai pradėjo kraustytis į Palestiną ir iš Lietuvos ir pradėjo pirktis žemes, nes toksai judėjimas, visas migracija prasidėjo, jie ten, žodžiu, palestiniečiai sakė, tipo, mes parduodam tas žemes, nes Britai visą laiką sakė, mes padėsim jums įsisteigti valstybę. Vėliau, biškai dar vėliau, ir dar vėliau, ir dar vėliau, ir taip tas dar vėliau atėjo iki tokio momento, kai Nausėdijose gyvenantis žydai apsiginklavo sąmoningai, manydami, kad jau ateis laikas jiems kovoti su šitais arabais ir pasiimti žemę, kurios jie čia nori. Juos ginklavo amerikiečiai, po truputį ten vyko šurmuliai ir judėjimai, palestiniečiai buvo per lėti ir per naivus, kad laiku apsiginkluotų. Tada įvyko pasaulio drama Antrasis pasaulinis karas, prie kurio palestiniečiai niekaip neprisidėjo, nors tu ką, nei prie holokausto, nei prie karo. Ir po Antro pasaulinio karo jau reiškia tada visi vakarai nusprendė, kad aišku, žydus reikia tik į Izraelį būsimą, nes jau visi garsiai kalbėjo apie Izraelį. Britai tame tarpe irgi, ir žodžiu, tada sugužėjo laivais iš karo stovyklų labai neturtingi žmonės. Tai vėlgi atsitiko socialinė atskirtis jau pačios Izraelio tautos būsimos tarpe. Nu vat, ir vyko daugiau ir daugiau susirėmimų. Ir Britams atsitiko daugiau nelaimių, nes dekolonizavosi, kitur Indijoje visur neramumai kilo, Afrikoje jiems reikėjo savo karinių pajėgų ir sionistai sakė, davai išeikit, tai kai jūs išeisit, mes galėsim įsikurti jau savo valstybę. Palestiniečiai buvo pasimetę, ar jiems padės arabų valstybės esančios šalia ar nepadės, kas čia vyksta. Jie nebuvo taip gerai organizuoti, dar ir dėl to, kad 1936 metais palestiniečiai surengė patį didžiausią sukilimą ir Britų kariuomenė visus sukilimo dalyvius išžudė, maksimaliai kiek jie galėjo surasti. Tai reiškia, kad visi politiniai lyderiai buvo iškirsti ir kai 47 ir 9
reikėjo palestiniečių politinių lyderių, jų nebuvo spėję užaugti nuo 36 metų. Tai va, ir tada Britai, žodžiu, kaip tik gegužės mėnesį išžygiavo ryte per sienas ir vidurnaktį Ben Gurionas, pirmasis Izraelio prezidentas, perskaitė nepriklausomybės deklaraciją ir tokiu būdu įsikūrė Izraelis. Izraelis įsikūrė beveik dabartiniai teritorijoje ir jeigu jūs ką nors žinote apie tą laikotarpį, jūs manęs iškart klausit, o kodėl Palestina atsisakė Jungtinių tautų particijos plano? Taip? Kodėl? Tai atsakymas yra labai paprastas. Jeigu staiga, jūsų yra kokie, nežinau, 2 milijonai, mūsų, pavyzdžiui, lietuvių yra 2 milijonai, į mūsų teritoriją atvaro 30% kažkokios kitos tautos. Bet jų yra 30%, tai kiek čia būtų? Ne, mažiau negu pusę milijono. Ne, pusę milijono maždaug. Ir tada kas nors ateina, apskritai kita visai, pavyzdžiui, Europos Sąjunga, ne, ateina ir sako, žiūrėkit, tai dabar tiem 30% mes duosim 55% žemės, va šitos teritorijos, o jum mes duosim likusią. Tai aš manau, kad mes visi išeitumėm į gatves ir sakytumėm, no go, nes čia kažkaip tai netitinka jokio balanso. Turint omeny, kad tie 30% žmonių buvo nusipirkę 12% žemės. Jie buvo nusipirkę, jie turėjo savininkiškumo dokumentus, ta prasme, jiem priklausančio žemės 12%. Dabar Jungtinės tautos ateina ir sako, mes jūs padalinsim taip. Tai palestiniečiai net nesvarstė. Aišku, kad jie atsisakė. Ir dabar, po beveik 70 metų, juos vis dar kaltina už tai, kad jie atsisakė. Nes jiems sako, būtumėt neatsisakę, būtumėt turėję savo valstybę. Patys kalti, atsisakėt. Jums spręsti, ar toks atsisakymas tikrai yra vertas kaltinimo, ar jis yra visiškai suprantamas. Tai va, ir Palestinos, kaip sakant, ant žemėlapio net užrašyto neliko, palestiniečiai tuo tarpu liko. Jeigu esat girdėję apie didžiąją tragediją, tai yra Nakba vadinama, katastrofa išvertus iš arabų kalbos. Tai yra, kai kitą dieną po Izraelio paskelbimo nepriklausomą valstybę, esat girdėję apie teroristinės organizacijas, pavyzdžiui, Hagana Izraelio? Hamasas nesiskaitė? Ne, Hamasas yra Libano dundukai. Tai Hagana buvo prieš Izraelio įsikuriant tokia teroristinė grupuotė, tokia pat kaip Hamasas arba... Hamasas yra Gazoje, aš čia prieš šitą Hezbollah galvojau. Jie kodėl yra teroristinė grupuotė, tiksliau buvo. Todėl, kad valstybių teroristinėmis grupuotėmis negali apkaltinti, bet gali apkaltinti nevalstybinius vienetus. Čia Hagana buvo sionistinė grupuotė. Taip, Hagana buvo Izraelio sionistinė grupuotė. Ne palestiniečių. Ne. Hagana buvo Izraelio teroristinė grupuotė prieš įsikuriant Izraeliui. Ir Hagana vykdė, kaip mes žinom, pogromus prieš žydus, tai Hagana vykdė tokius pogromus prieš palestiniečius. Ir kas atsitiko? tą naktį, kai Izraelis tapo valstybė, Hagana tapo kariuomenė. Reiškia, ir dabar visi, kas tik tai turi kokį žalią supratimą, ypač tarptautiniai teisiai, praktiškai žvengia, nes Izraelis, tas, kuris kovoja prieš pasaulio terorizmą, net negali niekaip užbaskuoti fakto, kad jų kariuomenės bazę ir pagrindą sudarė teroristinė organizacija. Ir ne viena. Ir tokių kaip Hagana jie turėjo daugiau. Ir jie tuo labai didžiuojasi netgi. Tai va, tai tą naktį staiga persivadino grupuotė teroristiniai kariuomenė ir jie kitą rytą nušlavė, va taip ėjo nuo viršaus į apačią, Izraelio teritorijoje, nušlavė apie 500 palestiniečių kaimų. Nušlavė tai reiškia sugriovė arba išvarė iš ten žmonės ir iš karto apsigyveno
jų piliečiai, jau tuometiniai tos dienos piliečiai. Ir tokiu būdu iki 800 000 palestiniečių turėjo trauktis iš tuometinės Izraelio teritorijos. 800 000 palestiniečių toje teritorijoje tai buvo beveik visi gyventojai, tai yra visi to meto palestiniečiai gyventojai. Aišku, nepamirškim, buvo žydai, naujai atvažiavę ir liko apie porą šimtų tūkstančių, apie porą šimtų tūkstančių liko pakampiuose palestiniečių, gal šiek tiek mažiau, nes dabar Izraelyje yra 25% palestiniečių, kuriuos jau vadina arabais ir bando jiem papasakot, kad jūs ne palestiniečiai. Whatever. Tai dėl to tai ir vadinasi didžioji katastrofa, nes visi palestiniečiai išeidami iš namų pasiėmė, užrakino namų duris, pasiėmė raktą ir dabar provaikiai su tuo raktu dar vis bimbinėja ir sako, 70 metų vėliau mes dar negalim grįžti į savo namus. Dažnu atveju tų namų jau net nebėra nei sienų, nei stogo, o kitais atvejais ten gyvena jau provaikių susilaukę gyvena žydai, kurie tarsi atėjo į tuščią namą. Tai taip ir išsipildė ta vadinama prophecy, tai yra pranašystė, kai sionistai įsikūrė savo organizaciją, kodėl jie nusprendė kraustytis į Palestiną gyventi, jie sakė, the land without the people, for the people without the land. Žemė be žmonių bus skirta žmonėms be žemės. Jie turėjo omeny Palestino žemę, kurioje jie bandė įrodyti visiems, kad nėra žmonių, bus skirta šitai tautai, kuri yra be savo žemė. Ir tokiu būdu, jie taip išpildė tą pranašystę beveik. Beveik, todėl kad 70 metų vėliau jie vis dar nesijaučia pasiekę savo tikslo. Jie turi svajonę apie The Greater Israel, kas yra šventuosiuose raštuose minima, ir tai ir paima ir Sioną, ir Golano aukštumas, ir Gazą, ir, žodžiu, dalis aplinkui esančių valstybių. Libano, Sirijos, Jordanijos ir Egipto. Tai sunkiai jiems sekasi pasiekti tą savo finalinę svajonę, bet jie vis dar bando labai stipriai su vakarų krantu tai padaryti. Tada 67 metais jie okupavo vakarų krantą, kuris tuo metu priklausė Jordanijai, ir dar okupavo ten Gazą ir Sinajų ir Golano aukštumas. Ir nuo 67 metų, ir rytų Jeruzalė. Ir nuo 67 metų mes sakom, kad okupuota yra Jeruzalė, okupuotas vakarų krantas ir buvo Gaza okupuota, dabar Gaza tiesiog yra blokuojama. Blokadą patiria. Ir taip mes skaičiuojam tuos metus. Ir 2000, tada įvyko intifada. Intifada vadinasi sukilimas. Intifada maždaug prasidėjo nuo 86 metų. Truko iki 91-2. Tikrai nuo tada prasidėjo labai didelis vizualizacija, palestiniečiai su skarom ir akmenim, tai čia mūsų didžiausias vaizdas, įsivaizdavimas, kaip atrodo palestiniečiai, tai yra iš pirmos intifados. Tada 93 metais buvo Oslo susitarimai, kuriuos pasirašė Palestina ir Izraelis su Amerikos priežiūra, pagal kuriuos per 20 metų turėjo Palestina susikurti atskirą valstybę dėl to, kad Izraelis po truputį turėjo atidavinėti žemę. Žemė buvo suskirstyta į ABC dalis, tai yra vakarų krantas buvo suskirstytas į ABC dalis ir buvo pasakyta, A teritorija valdo Palestinos autonomiją, B teritorija civilinė prasme valdo Palestinos autonomiją, o saugumo prasme valdo Izraelio kariuomenė, o C teritoriją visiškai valdo Izraelis. Ir buvo mintis, kad, A jau palestiniečiai turi, B jiems duos dar po kažkiek laiko ir C atiduos dar vėliau ir tokiu būdu jie turės savo teritoriją.
Vėlgi ne vientisa, nes Gaza yra atskirai. Įsivaizduojat žemėlapį, ne vakarų krantas ir Gaza yra nesujungtos teritorijos. Kas yra atsitikę po 20 metų, tai yra, kad ABC zonos vis dar egzistuoja ir jos egzistuoja žiauriai stipriai. Ir C ir B teritorijas paėmus kartu, jos sudaro 74% viso vakarų kranto. Ką tai jums sako? Sako, kad A teritorija, kurią valdo palestiniečiai, yra tik tai 26% viso žemės. Kai tu nevaldai savo žemės, kai tu iš vieno miesto važiuodamas į kitą miestą, net jeigu abu miestai yra A zonos, o beveik visi didesni miestai yra A zonos, tu važiuoji keliu, kuris yra C zonai. Visi keliai yra C zonai. C zona yra padaryta tam, kad ten galėtų stovėti Izraelio kariuomenė ir bet kuriuo momentu uždaryti kelią, sustabdyti eismą, tave suimti, tave pašauti, tave uždaryti, ką nori tą. Tai po 20 metų mes neturim jokio postumio į priekį. Absoliučiai ir situacija yra dar pablogėjus. Ir 2001-2002 metais, kai jau palestiniečiai manė, kad tas Oslo susitarimai nebaisiai čia juda į priekį, Arielis Šaronas, tuometinis Izraelio ministras pirmininkas, įvarė su visa savo palyda į aukso kupolo mečetę, tą, žinot, kur Jeruzalės vaizdą, kai matot vieną mečetę su auksiniu kupolu. Tai va, tai yra pagrindinė Jeruzalėje esanti islamo šventikla, trečia pagal svarbą pasaulyje. Ir Šaronas, kaip kitatikis, provokacijai įvarė į tą šventyklą ir aišku, palestiniečiai nesusilaikė, provokacijai pasidavė ir prasidėjo antroji intifada. Ji buvo daug prasčiau įgyvendinta negu pirmoji intifada ir nieko nepasiekė. Buvo labai daug suimta jaunų žmonių, nužudyta ir tokiu būdu tikėtasi, kad vėl aprims. Palestinos autonomija, tai yra politinė jėga, jinai yra labai silpna, labai nieko nepadedanti, iš tikrųjų daugelio akimis jinai net labiau griauna galimybę Palestinai turėti suverenią valstybę negu padeda. Yra pasirašytas saugumo bendradarbiavimo dokumentas tarp Palestinos autonomijos ir Izraelio, o ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu Izraelis, pavyzdžiui, sako Ramaloj, vienam iš miestų, kur yra A zona ir Izraelis teoriškai negali įeiti, bet tik teoriškai, aišku, jie ateina beveik kiekvieną naktį. Jie sako, klausyk Abasai, Palestinos prezidentė, yra ten toks koks nors, ten nežinau, Ahmedas, ten koks nors, jis mums nepatinka. Kadangi mes turim su tavim pasirašę saugumo bendradarbiavimo sutartį, tai tu nueik ir jį suimk ir pasodink į savo kalėjimą. Ir labai dažnai jaunimėlis, ypač kuris pasisako ir prieš Fatah, ir politinę partiją, ir prieš Palestinian Liberation Organization, kas yra irgi politinė partija, arba prieš Palestinos autonomiją, gali būti suimtas ir Izraelio, ir palestiniečių, ir taip pat kankintas, ir taip pat atsėdėjęs kalėjime. Ir labai daug yra jaunų žmonių, kurie pabūna Izraelio kalėjime, pabūna palestiniečių kalėjime. Pabūna Izraelio kalėjime, pabūna palestiniečių. Žiūrėk, bičiui 25 metai, o jis jau 9 kartus yra atsėdėjęs skirtingose kalėjimuose. Taip kad prošvaisčių yra itin mažai, noro politinės valios yra galbūt dar mažiau, dėl to ir tų prošvaisčių mažai. Tarptautinė bendruomenė, aš anksčiau galvojau, kad tarptautinė bendruomenė, šiaip, jai neįdomu ir jie nežino. Ir tada žinai, nelabai gali kaltinti, kad nieko nevyksta. Bet kuo toliau, to aš labiau suprantu, kad tarptautinė bendruomenė viską mato ir viską žino, bet tyli, kaip į miltus prišikę, atsiprašau. Žinau, kad bus sunku išversti, bet... Ta prasme, kad tarptautinė bendruomenė didelė dalimi turėtų kada nors prisimti kaltę, nes sėdi tyli, o švelniai tariant genocidas vyksta. Tai laimė, kad palestiniečiai yra tokie nepasiduodantis, nes
kiek tautų pasaulyje išnyksta dėl tokių veiksmų, o šitie, supranti, dundukai ir vis tiek. Tai va, bet labai daug palestiniečių emigruoja, jeigu tik tai gali. Jordanijos 70% gyventojų yra palestiniečiai. Nuo 48 metų katastrofos, kai jie visi išvarė 70% Jordanijos gyventojų yra palestiniečiai. Nuo 48 ir 67 metų. Tai Libane yra labai daug palestiniečių, Egipte labai daug palestiniečių, kurie gyvenime nėra matę, pavyzdžiui, Palestinos, bet jų močiutės ir seneliai buvo iš ten išvyti. Pasaulyje pabėgėlio statusą turinčios tautos didžiausia tauta yra palestiniečiai, kol kas. Sirai labai greitai vejasi, beje. Tai tokia labai nesaldi, toks nesaldus įsivaizdavimas. Jeigu 48 metais pabėgo 800 000, tai šiuo metu yra 6 milijonai palestiniečių, kurie turi pabėgėlio statusą, nes vaikam ir vaikų vaikam duoda tą patį statusą. Kadangi Izraelis nesuteikia teisės grįžti, tai tą statusą gaus ir provaikiai, ir provaikiai. Ir tų pabėgėlių, žodžiu, nemažės. Va. Tai kai derasi ir sako, Palestinos, tiksliau, kaip angliškai sako, Israel and the Palestinians. Nesako Israel and Palestine, arba the Israelis and the Palestinians. Sako valstybės pavadinimą ir tautos pavadinimą. Ir tada sako, tai ten taikos derybos ir bla bla bla. Dėl ko derasi palestiniečiai? Dėl sienų, tai yra dėl žemės, dėl to, kad nurodytų, kur jų bus sienos, jeigu jie turės valstybę. Dėl Jeruzalės, kuri turi būti Palestinos sostinė. Dėl pabėgėlių teisės grįžti. Dėl visos kariuomenės išvedimo ir nausėdijų panaikinimo. Tai yra tie pagrindiniai dalykai, dėl kurių palestiniečiai derasi ir dėl kurių izraeliečiai kertasi. Settlements. Settlements and the settlers. Tai žodžiu, tie tokie esminiai punktai, dėl kurių kiekviena prasidėjusi dėrybos dalis, dėrybų etapas greitai pasiekia mirtiną sieną ir nieko toliau nebeišeina. Taip pat negaliu parodyti nuotraukų, bet gal esat matę, kaip atrodo betoninė siena, kuris stovi tarp vakarų kranto ir Izraelio. Betoninė siena, jeigu įsivaizduojat Berlyno sieną, tai Berlyno siena aukščiausiose vietose buvo 6 metrai. Vakarų kranto apartheitinė siena yra 80 metrų aukščio, tokie betoniniai blokai sudėti. Ir jos ilgis yra 800 kilometrų. Ta prasme, siena vingiuoja aplinkui visą vakarų krantą, beveik visą. Berlyno siena, man atrodo, buvo 60 kilometrų ilgis. Ir jau kai griuvo Berlyno siena, tai visas pasaulis sakė, daugiau pasaulyje nebus sienų. Su Trumpu dar sienos nesibaigė, tik daugiau jų atsiranda. Tai ta siena apriboja žmonių laisvą judėjimą, atima iš jų žemę, nes jeigu siena, daug žmonių vieną rytą atsibudo ir pamatė savo kieme buldozerius, ir tie buldozeriai sustatė tos blokus. Ir jų avys, arkliai ir kas tik nori liko už tos sienos. Alyvmedžiai, pagrindinis pragyvenimo šaltinis, keliai, broliai, seserys, kas tik nori, tiesiog liko už betoninės sienos ir tu niekaip jų nepasieksi. Atsirado checkpointai, atsirado privalomi leidimai, kurie yra beveik neduodami ir panašus tokie žmogaus teisių apsunkinimai. Tai tokia yra facts on the ground situacija. Nausėdijos toliau statomos pilnu tempu, net jeigu ES jau ir tarptautinis teismas yra pasakęs, kad nausėdijos yra nelegalu ir baikit jūs jas statyti ir Izraelį visiškai vienodai šviečia iki tokio lygio, kad jeigu vieną dieną yra pareiškiama baikit statyti, tai kitą dieną jie paskelbia dar 200 vienetų.
nu, visiškai jiem vienodai, nes jokių sankcijų niekas jiems neuždeda. Ir mažai tikėtina, kad kas nors uždės. Nu tai ką, jeigu man visą laiką pirštų grasina, bet nieko niekada nedaro, tai kokią motivaciją aš turėčiau nustoti taip elgtis turėti? Nu ne, tai aš gyvenime taip nenustosiu elgtis. Tai va, tai Nausėdijose šiuo metu vakarų krante gyvena apie 600 000 izraeliečių. Tie izraeliečiai yra kelių tipų. Vieni yra labai radikalūs, ortodoksai, įtikėję iki šventai ten, kad ta žemė yra jų ir jie visus šauna iš eilės, kas tik tai taip nemano, nes naujakuriams yra leidžiama nešiotis ginklą ir jiems leidžiama yra pirmą šauti, tada klausti. Nu maždaug, o tai tu čia blogo man norėjai? Ai, soriukas, jau pašoviau. Tai jie, kai šauna, dažniausiai ir nušauna su visam, tai nebėra net ko klausti. Tada antras tipas naujakurių yra rytų Europos žydai arba žmonės, kurie vienaip ar kitaip nusprendė kažkuriuo metu pasakyti, kad jie yra žydai. Tokių yra iš Rusijos daug atvažiavusių žmonių, kurie tiesiog dar Sovietų sąjungos laikais nusprendė, kad geriau yra Izraelis negu Sovietų sąjunga, tada susiveikė dokumentus, kad jie yra žydai ir tokiu būdu išvažiavo. Arba tada, pavyzdžiui, jų vaikai jau tarsi automatiškai yra žydai, nors jie dažnai yra netikintis ir švenčia rusų ortodoksų kalėdas. Bet jie gyvena ten, nes ten yra subsidijuojami namai, mokami didesni atlyginimai, mažesni mokesčiai ir, žodžiu, labai ekonominių daug paskatų, kad tik tai tas Nausėdijas apgyvendintų. Ir trečia grupė žmonių yra jauni žmonės repatrijavę, taip vadinasi, kurie neturi dažnai daug pinigų, bet nori gyventi tarsi Izraelį, nes čia visai faina. Jiem duoda studijas, duoda kokį mažą darbelį, o Izraelyje yra labai brangu, žiauriai brangu. Ir ekonominė situacija yra labai sudėtinga ir socialinė atskirtis yra labai didelė. Tai jeigu tu esi jaunas žmogus, tau paranku, kad tu turėsi normalų gyvenamąjį būstą ir dar mažiau už jį mokėsi ir gausi normalesnį atlyginimą. Nu ir maža ką, kad reikės ten biškį pavažiuoti į priešų teritoriją, nes keliai tai yra atskiri, tai tu su tais priešais retai kada susitiksi. Ir viskas yra izoliuota. Tai jeigu aš važiuoju kaip žydas, izraelietis šituo keliu, tai šituo keliu žinau, kad joks teroristas arabas tikrai nevažiuoja, nes mano kariuomenė saugo. Tai va, tai tokia taip labai probėgšmais situacija yra dabar. Esu tikra, kad daugelio faktų nepaminėjau, nei socialinių, nei politinių, bet jūs jau čia šitoje vietoje galite klausti. Ką esat girdėję, su kuo manot, kad nenorit sutikti, nes jums kažkas kitas kitaip sakė. Gal iš jūsų kas nors yra buvęs Izraelyje, ką jūs pamatėt ir tada jau galim pasikalbėti, manau, nes aš čia jau kokius, kiek čia, 40 minučių šneku be sustojimo. Tai ką manot? Gal galėtume daugiau pasakoti apie Nausėdijas, kas tai konkrečiai yra, aš nelabai... Nausėdijos yra žemės teritorija, dažniausiai ant kalno. Kodėl ant kalno? Todėl, kad yra saugiau ir visi resursai yra prieinami. Tai yra vanduo, elektra, nes tu gali apsaugoti ant kalną esantį, kaip senoviai statydavo mūsų pilėnai ant kalnų. Tai po šiai dienai, žodžiu, ant kalno yra saugiau. Tai yra aptveriama teritorija ir ten pastatomi namai. Ir į tuos namus sukeliami Izraelio piliečiai. Ir tą teritoriją saugo kariuomenė. Ir dažniausiai santykis yra 1:3. Tai jeigu, pavyzdžiui, gyvena 1000 naujakurių, tai bus 3000 karių, kurie saugos tuos naujakurius. Ir yra kelių infrastruktūros mazgas, kuris iš Tel Avivo, iš Jeruzalės, tai yra iš Izraelio miestų, atves į tą Nausėdiją tais keliais, kuriais negali važiuoti niekas kitas.
Ir viskas, ir tu ten gyveni, taip pat kaip tai tarsi būtų tavo, labai tolimas mėgamasis rajonas, žinai, nes jie namai labai gražiai pastatyti, prūdeliai, baseinėliai, gėlytės auga, nes vandenį jie paima, išsikasa tiesiog šulinį, tą šulinį aptveria elektrifikuota tvora. Tas šulinys gali, pavyzdžiui, būti beduinų gyvenvietėje, beduinai vandens negauna ir miršta ten nuo visko, o naujakuriai kalno viršūnėje laisto, supranti, savo tulpių pievą. Va, tai tokias yra nausėdijos. Nausėdijų yra daug. Seniausia nausėdija buvo ir pradėta iškart statyti 67 metais, tai yra po okupacijos. Ir viena didžiausių nausėdijų vadinasi Ariel, yra šiaurėje, vakarų kranto šiaurėje. Tai dabar bijau sumeluoti, bet man atrodo, toj nausėdijoje tai gyvena gal beveik 100 000 žmonių. Tai įsivaizduokit, tai yra miestas. Tai yra miestelis, į kurį, tai reiškia, pavyzdžiui, kai yra šabatas, penktadienio vakare. Tai yra kamščiai vakarų krante ir ne dėl to, kad palestiniečiai juos sudaro, o dėl to, kad visi skuba į šabatą. Visi varo, beveik 1 milijonas žmonių varo namo į tą šabatą. Ir jeigu tu esi toks kvailas palestinietis, kuris tuo metu nusprendė kažkur nuvažiuoti su savo mašina, tai tu sėdėsi 2 valandas, nes pagrindinį kelią visada atidaro izraeliečiam ir tu niekaip nepravažiuosi ir tave, ta prasme, gali ten ir pamiegoti. Tai va, tai toks yra, ta prasme, visiškai stengiamasi padaryti apartheidą vakarų krante, keliai vieniems, keliai kitiems, gyvenvietės vieniem, ten kas nori kitiem ir infrastruktūros prasme. Ir teisiškai tai yra visiškai neįmanoma, todėl kad teisiškai tarptautinė teisė sako, kad jeigu tu okupavai žemę, tu negali ją perkelti savo civilių gyventojų. Tu turi aneksuoti žemę ir tik tada perkelti savo civilius gyventojus. Bet, kam rūpi, who cares, ta prasme, va, kiek metų jau taip nėra. Tada kitas momentas iškyla, jeigu ta žemė yra neaneksuota, tai kur gyvena tie beveik 1 milijonas izraeliečių? Kokia teisinė sistema jiems galioja? Nes vakarų krante galioja karo įstatymas. Reiškia, jeigu tu pavagiai vištą ir tave pagavo Izraelio kareivis C zonoje arba B zonoje, tu gauni karo tribunolą ir varai kalėjimą už tai, kad pavagiai vištą ten pagal kokį nors karo tribunolo nuosprendį. Bet izraeliečiai, kurie yra Izraelio piliečiai, bet gyvena vakarų krante, bet ne pagal vakarų kranto taisyklės, bet C zonoj, suprantai, ne aneksuotoj, bet okupuotoj, bet jie nepripažįsta, kad jie okupavę. Ta prasme, tai yra toks chaosas. Ir nuolat girdim pasiūlymus, tai davai aneksuojam, bus paprasčiau. Ne, tada nieksgi nenori aneksuoti. Kodėl nieks nenori aneksuoti? Todėl, kad kai tu aneksuoji, tu turi suteikti, pavyzdžiui, paprastas pilietinės teisės aneksuoti teritorijai. Sakykim, balsavimo teisė. O kas įvyks, kai palestiniečiai, kurių yra 3 milijonai, plus 2 milijonai, 1,5 milijono Izraelyje gyvenančių arabų, palestiniečių, kai jie visi pradės balsuoti, o žydų kiek mes turim? 5 milijonus. Matematika. Ir jeigu į Knesetą mes staiga subalsuojam, pavyzdžiui, daugumą palestiniečių, tai joks gyvenime izraelietis, žydas to nenorės. Tai dėl to aneksija yra tik tai šakėm ant vandens rašyti visokie tai ten kliedesiai. Vat. Ir mes turim, kur mes bebestumėm pirštą, mes turim arba teisinį kokį nors ten paradoksą, kurio pasaulis nesugeba niekaip išspręsti, jau nekalbant apie moralinės dilemas ir visa kita. Tai jo, bet tiek būtų apie nausėdiją. Ir jų daugėja? Taip, jų daugėja. Praktiškai kas mėnesį yra pastatoma po kelis šimtus papildomų vienetų, jie taip vadina, tai yra dažniausiai butai arba jie stato tokius kotedžus, tai kiek ten kotedžai, žinai. Tai po porą šimtų ir dažniausiai dabar jau kas yra atsitikę, kad
paima palestiniečių žemę. Nu, nes kur jiem plėstis tas nausėdija, žinai, tai tu turi vakarų krante turėti kur plėstis, nu tai, o, žiūri, važiuok, atrodo žemės plotas tuščias, ten daug tokių, bet jie visi, tie plotai priklauso žmonėms, nes jie užsiima arba žemdirbystę, arba augalininkystę. Nu, tai tu turi kur turėti žemę, žinai, ant ko avis ganyti. Tie sako, ai ne, konfiskuojam. Ir tai pradeda statyti. O dar yra tokių fainų setlerių, kuriem, nu tikrai, aš juos pas psichiatrą siųsčiau, jie net prieš Izraelio įstatymą nusižengia. Tai jau kur Izraelis setlerius išvyja, tai ten jau iš viso būna fantastika. Atvažiuoja su vagonėliu tokiu, nu, žinau, vagonėliu, ant kalno viršūnės ir pastato Izraelio vėliavą ir sako, mes čia įrengiam nausėdiją. Tada kariuomenė negali netvaryti ir jų nesaugoti. Yra privaloma. Ta prasme, kariuomenė va tai būna. Ir staiga, koks, žinai, ten 100 kareivių su kariniais žipais. Tada yra labai juokingas dalykas. Kareivis, bet koks kareivis gali padaryti tokį bairį. Pavyzdžiui, va tu čia sėdė, ne? Ir man žiauriai nepatinka, kad tu čia sėdė. Ir aš norėčiau, kad tu čia nesėdėtum. Ir aš tau sakau, išeik. Tu sakai, nu neįsiu, čia mano žemė. Va, dokumentas. Aš pirkau šitą žemę. Nu, bet man labai nepatinka, kad tu čia sėdi. Ir aš esu kareivis. Ir tu mane tiek užknisi. Ir aš ištraukiu iš kišenės belenkokį popieriuką. Ir aš žiūrėdamas tave perskaitau tokį tekstą. Tai yra paskelbta tik karinio saugumo zona ir tu čia legaliai negali būti. Tu pamanzin, kad čia tavo žemė. Ir tada tave arba suima, jeigu tu neišeini, arba tu išeini, nes tu supranti, kad tave tuoj suims. Ir tokiu būdu viskas, šita žemė yra mano. Ir nėra kaip, ta prasme, tada tu gali kreiptis į teismą ir sakyti, nu bet čia mano žemė, jie sakys, soriukas, saugumo sumetimais. Gerai, bet tai būna tas setleriai išvaro vadino, ne? Jo. Tai tada tampa ten karinis vienetas kažkoks tai. Tai visa C teritorija yra karinis vienetas. Tai pavyzdžiui, aš buvaugi sustabdyta irgi saugumo sumetimais. Tai sakiau, tai ką aš padariau jau su tai valstybei? Pati žinai, sako. Nesakau, nežinau. Ne, nu bet tu tikrai žinai, nesakau, tikrai nežinau. Nu, žodžiu, dėl saugumo mes tavęs nebenorim savo valstybei. Tai, kitaip tariant, jų akyse aš esu nuoširdžiai teroristė. Net dviem aspektais, nes jie paskelbė, kad aš esu grėsmė jų nacionaliniam saugumui valstybės ir grėsmė jų piliečių saugumui. Tai va. Tai jeigu kas nesat sutikę tikrų teroristų, tai susipažinkit.